Paplokim Viešpačiui. Šties jis yra šlovingas. Haleliuja. Ir toks didingas, priėmęs mus, kurie dar buvome nusidėję ir priešai jo akyse, per savo sūnų, per Jėzų Kristų, per pačią brangiausią dovaną. Jis priėmė mus į savo šeimą ir mes turime nuostabų, didį tėvą, kuris mumis rūpinasi. Būkite palaiminti, brangieji. Ačiū labai mūsų jaunimui už garbinimą. Na ir šiandieną dalinsimės tokia tema, kuri galbūt kartais gali pasirodyti krikščionėm ir kontroversiška, ypatingai krikščionis, kurie kraštutinai galbūt nusiteikę yra prieš mokslą, prieš kultūrą, linkę sudemonizuoti ir sakyti, nu kas čia dabar, dinozaurai ir krikščionybė, nu čia dabar dar apie tai bažnyčioje kalbėti. O išties mes esame kviečiami tyrinėti Dievo žodžio šviesoje įvairius klausimus. Ir ačiū Dievui už mūsų jaunimo drąsą, kur tarp klausimų daug yra labai tokių rimtų, tarp jų klausimų yra labai daug rimtų užduota klausimų ir vienas iš jų skambėjo ar dinozaurų buvimo įrodymai nepaneigia krikščionybės. Tai vat performuluojant šitą klausimą taip ir užvardinom šias mintis, kuriomis pasidalinsiu apie dinozaurus ir krikščionybę, ar jie vienas kito nepaneigia ir kaip galima rasti tą suderinimo kelią. Išties, jauna karta, jauni žmonės yra drąsų žmonės ir jaunimui yra būdinga tyrinėti. Jie yra žingeidus, jie yra atviri tiesai ir nori sužinoti tiesą. Ir čia pavasarį irgi buvo iš Klaipėdos krikščionių gimnazijos atvažiavę ketvirtokai. Na, jie atvažiavo ekskursiją į Šiaulius su mūsų buvusia nare, dabar mokytoja jų Asta. Ir jie atsivežė savo ketvirtokus. Ir po ekskursijos, sako, bus susitikimas su pastorė, vaikai sugalvokite visokių klausimų, kas jums rūpi, kas jums įdomu. Na ir žinokit, ketvirtokų klausimai buvo ohoho. Pavyzdžiui, vienas klausimas buvo taip. Jeigu Dievas geras ir tobulas ir sukūrė tobulą sodą ir sode apgyvendino Ievą ir Adomą, tai kaip galėjo ten žaltys praeiti šitas? Kaip Dievas jį galėjo praleisti šitą žaltį į tą sodą? Na ir kiti tokie klausimai, kurie irgi sukrėtė, sako, pavyzdžiui, nu tai jeigu viskas prasidėjo nuo Adomo ir Ievos ir jiems gimė vaikai, tai pradžioje buvo kraujomaiša, taip? Ir žiūri tokiom akytėm ketvirtokai į mane ir klausia šitos klausimus. Nu sakau, nu žinot, jūs tokius klausimus užduodat, jums reikia teologijos būrelio mokykloje, bet susirenkat ir nagrinėjat iš esmės ir žiūrite, kaip tikėjimas ir mokslas, ką atsako mokslas į kuriuos klausimus, o į kai kuriuos atsako tikėjimas. Tai va, pavyzdžiui, šitas klausimas apie dinozaurus, jis yra iš tos serijos evoliucija ir tikėjimas, kaip šitie dalykai dera tarpusavį. Ir į tuos klausimus atsako viena tokia krikščioniško mokslo atšaka. Pasakysiu dabar vieną tokį žodį. Gerai būtų, kad jūs jį įsidėmėtumėte, nes gyvenime jums jo prireiks. Tiesiog, kad jūs žinotumėte. Į šitos klausimus atsako krikščioniškas mokslas apologetika, kuris reiškia pagrįsti krikščionišką tikėjimą racionaliais įrodymais. Pagrindimas ne tik tikėjimas, bet ir proto pagrindimas tam tikrų tiesų. Reiškia, atrandami faktai ir vis žmonija atras, mokslas vis atras naujus faktus ir dirbant su šitais faktais, svarbu tikinčiam taip pat atrasti savyje tuos proto argumentus, racionalius argumentus. Ir šiaip šis klausimas apie dinozaurus, suprantama, iškyla mokslo kontekste. Jaunimas eina į mokyklą,
mokosi, kaip atsirado šitas pasaulis, susiduria su įvairiomis mokslinėmis teorijomis apie pasaulio atsiradimą. Ir tame pasaulio atsiradime be abejo yra laikotarpis pristatomis, kur buvo dinozaurai. Na ir tada draugai ir sako, jeigu tavo rašte nėra parašyta apie dinozaurus, tai tavo tikėjimas netikras. Kaip tu dabar įrodysi, kaip tavyje gali šitie dalykai susijungti? Tavo tikėjimas, kuris daug ko nepasako, nutyli ir neaišku, nors ta knyga labai sena, įpasakoja seną žmonijos atsiradimo istoriją ir po to Izraelio istoriją. Tai kaip visi šitie dalykai yra. Na žinoma, jeigu mes atsakytumėm į šitą tiesiogiai klausimą, ar tai prieštarauja vienas kitam, ar tai yra išties nesuderinami dalykai. Atsakymas būtų vienareikšmiai ne. Tai galima atrasti tarpusavio suderinamumo klausimus. Tada labai svarbu, jeigu mes pasakome ne, kad iš tikrųjų galima rasti suderinimą, mums yra reikalingi argumentai, kaip tai yra derinama ir kodėl tai yra derinama. Kodėl atsiranda tokie prieštaraujantis klausimai ir šventam rašte ne vienas yra toks prieštaringas klausimas ir ne vienas yra toks paslaptingas klausimas. Svarbu atrasti tuos argumentus atsakant į šitą klausimą. Tai mes pasistengsime. Šiandien norėsis man paminėti 3 tokius pagrindinius argumentus būtent į šį klausimą, kuriais galima pasiremti, bet ši tema yra be galo išties plati. Bet, gal tokius pačius svarbiausius akcentus. Pirmiausiai, kodėl Biblijoje atrodytų nėra kažkaip tiesiogiai įvardinti tokie dinozaurai, taip kaip dabar įvardina mokslininkai. Reiškia, 20-ojo amžiaus pradžioje prasideda kasinėjimai, mokslas vystosi ir atranda nematytų būtybių, kaulus, įspaudus, fosilijas, netgi plunksnas, įvairiausius dalykus. Ir vystantis mokslo technologijoms, laboratorijose tyria, išsiaiškina, kiek tiems visiems kaulams metų atkuria įmanoma kažkokia, tai sakykime, išvaizda ir panašiai. Dabar svarbu būtų pirmą dalyką pasakyti, kodėl mes Biblijoje neatrandame tiksliai tokios sąvokos, todėl kad šita sąvoka yra ganėtinai nauja, tai yra nauja mokslo sąvoka, bet Biblijoje mes atrandame kitokių dalykų ir mes prie jų tikrai prieisime šiandieną. Tad pirmas teiginys būtų toks, kodėl dinozaurų buvimo įrodymas ir krikščionybė arba šventasis raštas neprieštarauja vienas kitam. Pirmas įrodomas toks. Pirmiausiai svarbu suprasti ir atsispirti į šitą faktą, kad Biblija yra nemokslinė knyga. Nemokslinė knyga, joje nėra šiuolaikinių mokslo atradimų aprašomų, nėra mokslo sąvokos įvardinamos šventajame rašte. Ji parašyta yra visai kita kalba. Tai yra didysis senovinis žmonių požiūris ir didysis pasakojimas apie tai, kaip atsirado pasaulis. Ir ši knyga yra be galo sena ir joje negali būti. Tiesiog tai yra nelogiška, kad joje būtų šiuolaikinių tyrimų aprašymai, įrodymai sudėti į šitą knygą ir sąvokos. Norint gilintis į kažkokią mokslo sritį, imi mokslinę knygą ir ją pritaikai. O šventojo rašto paskirtis, Biblijos pasakojimas yra skirtas pažinti Dievą. Tai yra knyga kviečianti
žmogų, žmoniją, tautas į Dievo pažinimą, į asmeninį Dievo pažinimą. Kaip bendrauti su Dievu, kaip susipažinti su Dievu, koks yra Dievo charakteris. Pagrindinės tikslas šitos knygos ir prigimtis, kur šitos knygos yra iš Dievo įkvėpimo ir tikslas pažinti Dievą, pakviesti pažinti Dievą. Krikščionybėsgi tikslas yra vesti žmogų per Jėzų Kristų jo išganymo kelionėje. Ir todėl šventas raštas, kai mes susirenkame ir apie jį kalbame ir iš jo pamokslaujame ir kai bažnyčia susirenka į Dievo artumą, mes einame viešpaties mums nubrėžtų išganymo keliu ir tiesiog mokomės keliauti šito išganymo kelionėje, patirti Dievo atleidimą, patirti apvalymą, patirti savo sąžinės ištyrinimą ir taip toliau. Taigi, suprantame, kad mokslas kelia savo vienus tikslus, o krikščionybė kelia savo kitus, visiškai kitus tikslus. Ir tai labai svarbu nesumaišyti. Yra klaidinga, sakykime, tai suplakti ir iš šventojo rašto arba iš krikščionybės reikalauti atsakyti mokslinius tikslus. Tai tas pats būtų, kad paimtum kavos malimo aparato instrukciją ir bandytum pagal šitą instrukciją pamokyti, kaip reikia melstis ir kaip pažinti Dievą. Reikia įjungti mygtuką start. Ir tada pasakoji, kaip reikia melstis ir pažinti Dievą. Kiekvienam dalykui yra savo paskirtis. Ir kiekvienas reiškinys pasaulyje turi savo tikslus. Mokslo tikslai - tyrinėti, abejoti, iškelti abejonę, iškelti klausimus ir ieškoti atsakymus į to klausimus. Krikščionybės tikslas - kviesti tikėti Dievu, pažinti Dievą, pažinti jo charakterį ir eiti išganymo keliu. Ką Jėzus ir sakė Jono Evangelijoje 17:3, ar ne? Tai yra amžinasis gyvenimas, kad jie pažintų tave, vienintelį tikrąjį Dievą ir tavo siųstąjį Jėzų Kristų. Taigi, tai yra krikščionybės tikslas, tai yra šventojo rašto tikslas, kad jie pažintų amžinai gyvenimą, pažintų Dievą ir jo siųstąjį Jėzų Kristų, pažintų atleidimą, atrastų atleidimą, atrastų susitaikymą su Dievu. O jau dinozaurų buvimo klausimas, ar kaip Žemė sukasi aplink savo ašį, visi tie tokie įvairūs smulkus dalykai iki atomo ir į atomo sudėties, jau krikščionybei ir tikėjimo klausimui yra antraeiliai. Pirmaeilis klausimas - išgelbėjimo klausimas, sielos išgelbėjimo klausimas, pirmaeilis klausimas, susitaikymo su Dievu klausimas, o antraeiliai klausimai - įvairios detalės apie Dievo kūriniją, kuri be jokios abejonės yra sukurta labai sudėtingai. Ir kuo labiau į tą sudėtingumą giliniesi, tikrai protinga ir nuolankia širdim, tu supranti, kad už to stovi kūrėjas, kažkas galingo, kad tai negali atsitiktinai taip matematiškai susikurti, tiesiog negali. Tai vat, pirmas būtų tiesiog toks teiginys. Labai ramiai savo draugams ar jaunai kartai, kai susidurėme, arba su ateistais, kai tenka pasikalbėti su ateistais, sako, va čia nėra to, nėra tų įrodymų, tai reiškia, tai nėra tikra. Tiesiog net ten ieškoma visai čia, tam nėra skirta ta knyga, visiškai tam nėra skirta. Ji skirta pažinti Dievą. Tai pirmas toksai fundamentalus argumentas. Tačiau kitas dalykas. Krikščionybė prasidėjus mokslo tyrimams, kiekvienai, supraskime, krikščionių kartai yra savi iššūkiai.
savi iššūkiai. Vieni iššūkiai buvo ankstyvai krikščionybei, kiti iššūkiai buvo viduramžių krikščionybei, šiuolaikiniai krikščionybei taip pat yra ir bus iššūkių. Ir moksliniai atradimai irgi yra tam tikri, sakykime, iššūkiai. Kaip surasti savo viduje šitą dermę, vidinę dermę tarp tikėjimo ir mokslo. Surasti savy šitą dermę, nesupriešinimą, bet kaip tai sudera. Na ir kadangi krikščionys yra taip pat ir mokslininkai, yra daugybė mokslininkų krikščionių, kaip yra ateistų mokslininkų, taip yra mokslininkų krikščionių įvairiausių sričių, nuo tiksliųjų iki humanitarinių, filosofinių, teologinių sričių yra mokslininkai. Ir mokslininkai, jie bando surasti šitą dermę, kalbėdamiesi su šventuoju raštu, su pagrindiniu mūsų tikėjimo šaltiniu, šventuoju raštu, kuris 1000 metų buvo rašytas įvairiais autoriais, bet įkvėptas šventosios dvasios. Ir kaip šitą išmintį galima suderinti pokalbėje su mokslu šiandien. Toje tiesoje, ką suranda mokslas, ne viską jis įrodo. Ir jam irgi yra labai daug paslapčių. Tikėjime irgi yra paslaptingų dalykų ir tai yra labai šaunu, nes tai mus kviečia tyrinėti tiek tikėjimo sritį, tiek mokslo sritį. Ir mokslininkai, jie duodami atsaką į mokslo teorijos apie Žemės atsiradimą, nes nėra tik vienos teorijos, kaip atsirado Žemė. Žemės atsiradimas ir apskritai visos gyvybės atsiradimas ant Žemės yra didžiulė paslaptis. Visiems didžiulė paslaptis vis dar tebetyrinėjama. Tebetyrinėjama mokslo. Tikėjime mes gauname, jau paveldime tą dvasinį pasakojimą, kaip Dievas dalyvauja kūryboje ir sukuria šitą pasaulį ir visą tai, kas gyva šitame pasaulyje. Taigi, iškilus moksliniam teorijom, kaip atsirado Žemė ir tai, kas yra ant Žemės, mokslininkai, tikintieji mokslininkai, taip pat sukūrė tokias vadinamas, čia tos sąvokos nėra, bet paminėsiu, kreacionizmo teorijas, tokias pagrįstas šventų raštų ir mokslinėmis įžvalgomis, sukūrimo teorijas. Kaip galėjo vykti tas sukūrimas, Dievo sukūrimas. Štai Dievas kūrė pasaulį ir kaip galėjo vykti šitas sukūrimas. Ir tose sukūrimo teorijose, iš viso jų yra 7, šiandien mes jų tikrai neminėsim, tam reikalingas būtų ištisas seminaras, paliesiu labiausiai populiarias 3, kurių kontekste skamba dinozaurai. Skamba jie yra. Nėra taip, kad nebūtų, krikščionis nežino, nemano, nieko nesupranta ir nenori apie tai net mąstyti, užsidengia. Atranda, ką nors mokslininkai, kaip stručiai krikščionis, sukiša galvas į smėlį ir net nežiūri į tą pusę. Ar tai kosmose ką nors randa, ar Žemėje kasa kažką randa, ar pro mikroskopą žiūri kažką atranda. Nieko nenorim žinoti. Ir sukišam galvas į smėlį. Tokia pozicija netinka, tai yra klaidinga pozicija. Neįmanoma gyventi šiuolaikiniam pasaulyje, nesusidūrus su mokslu. Sėdi į automobilį, tai mokslas. Ne? Įsijungi kokį nors aparatą namuose, tai mokslas. Atradęs ir neįmanoma. Tiesiog tai neįmanoma. Išmesti mokslo neįmanoma. Rasti santykį yra svarbu. Taigi, tos teorijos, juose svarsto, krikščionis svarsto, kurioj vietoj čia galėjo tie dinozaurai atsirasti, kaip čia su jais gali būti. Taigi, pirmoji teorija yra jaunos Žemės teorija. Vieni krikščionys, mokslininkai teigia, paima, atsiverčia pradžios knygą, 1 skyrių, ir atranda pasakojimą, kurį mes visi atrandame, kad Dievas sukūrė
žemę ir visa tai, kas yra joje, žemėje, kas yra visa gyvybė, per 6 dienas. Ne, ir žmogų tame tarpe. Ir 7 dieną ilsėjosi. Tai va tas žemės trumpos teorijos mokslininkai jie sako, kad mes tikime, kad Dievas kūrė per 24 valandas trumpuoju laikotarpiu tiesiogiai. Kaip parašyta, taip ir tiki. Trumpai, greitai buvo tas sukurta, ir žemės galbūt gyvavimo amžius nėra labai ilgas, apie 10 000 metų, tūkstančiais, virš 10 000 metų skaičiuoja, po to ten prasideda žmonijos istorija, ir va toks tas laikotarpis. Ir jie mano, kad 5 dieną, pradžios 1 skyriuje tiesiog perskaitysiu 21 eilutė pasakyta, taip Dievas sutvėrė didelius jūros gyvūnus, visus kitus gyvius, kurie atsirado iš vandens ir visus paukščius pagal jų rūšį ir Dievas matė, kad tai buvo gerai. Ir tai buvo 5 diena. Dievo sukūrimo 5 diena. Ir šitos trumpos žemės istorijos, teorijos atstovai, jie sako, kad gali būti, kad čia kur pasakyta, kad Dievas sutvėrė didelius jūros gyvūnus ir visus kitus gyvius, jūros gyvius. Gali būti užuomina ir taip pat apie dinozaurus, nes gyvūnai tai ir žuvis, tai ir visokie ten tie plaukiojantis, maži ir dideli, ir banginiai, ir planktonai, ir kas tu nori, ir kalmarai, visokiausių rūšių, ar ne? Ir ropliai. Tarp jų taip pat buvo ir ropliai. Dideli ir maži ropliai, ir paukščiai. tą pačią dieną. Iškia, visa tai buvo sukurta. Tokia didžiulė gausa visko. Ir krikščionys mokslininkai tikrai nemano, kad Dievas yra savo kūryboje koks siaurai nusiteikęs, siauraprotis. Ir sako, tik tokie gali būti. Tik tais labai gražus gyvūnėliai yra Dievo gyvūnėliai. Na, kaip pliušiniai meškiukai. Visokių yra gyvūnų ir kai tu žiūri į gyvūnijos pasaulį, tu atrandi net, tokį nelabai gal ir šiandien patrauklų gyvūną kaip krokodilas arba aligatorius, ar ne? Nėra taip, kad norėtųsi jį labai glostyti ir šalia jo atsigulti. Paglostyti nusiraminimui tokį, krokodiliuką. Kodėlgi ne? Visokių šliužų iš vandens Dievas sukuria. Na ir jie grindžia, kodėl. Dar vienas dalykas, kad dinozaurai galėjo gyventi ir su pirmais žmonėmis. Tai jų ta tokia idėja yra, kad galėjo pasiekti ir tuos pirmuosius žmonės, nes ne visiškai gyvatė ten įslinko į tą sodą ir ropojo kažkoks roplys. Nėra labai žinomas, jį vadinama senovinė gyvatė, hebrajiškai, bet kadangi 3 skyriuje yra pasakyta, kai Dievas po nuopuolio aplanko, žmogų, ir vyrą, ir moterį, Ievą ir Adomą, ir sako, tai kodėl jūs dabar taip pasielgėte? Tai čia ta gyvatė mus apgavo. Ir tada Dievas pirmiausia jai pasako prakeikimą, kadangi tu suvedžioji žmonės, tai per visas savo gyvenimo dienas šliaužiuosi pilvu ir ėsi dulkes. Užuomena apie dykumą, gyvatės gyvent tarsi dykumoje, šliaužiuos pilvu, bet tai ką reiškia prieš tai kojomis vaikščiojo? Kas šitas per gyvūnas? Nes po nuopuolio, sako, tu šliaužiuosi, ar ne? Tai tos jaunos žemės teorijos krikščionys, jie sako, taip, galėjo būti, galėjo net į Edeno sodą kažkas toks, kažkoks neaiškus roplys įslinkti, kuris galiausiai netenka tų savo galūnių, tampa ta gyvate, šliaužiuojanti pilvu. Nėra labai
patogus, įsivaizduoju, šliaužiojimas pilvu. Žmogus, kai pabandai, tai nebent tik kūdikiai kartais paplaukėja taip pat pilvu šliaužia, bet šiaip mums patogiau kojomis vaikščioti, ar ne? Tai va, dabar kita teorija yra senos žemės teorijos. Čia mes kalbam vien apie krikščioniškas, ar ne, teorijas. Na ir sako, ne. Tie, kurie sako senos žemės teorija. Ne, sako, vis tik atradimai rodo, kad labai ir tos fosilijos yra senos ir tie gyvūnai labai seniai yra, kad yra tų ir milijonų metų gali būti. Tai jie sako, kad žemė išties yra sena ir kad tos 6 dienos, per kurias visa buvo sukurta, tai buvo ne viena diena ir greičiausiai net ne 1000 metų, nors rašte pasakyta Dievo akise. Tai yra palyginimas, viena diena kaip 1000 metų. Greitai praeina, viena diena kaip 1000 metų. Greičiausiai ta viena diena pas Dievą tikrai galėjo labai ilgai trukti, nes tai Dievo laikas. Žmonės sudeda chronologiją. Bet čia jau Dievo laikas. Ir ta 5 diena, kai buvo visi tie gyviai sukurti ir šliužai jų tarpe ir ropliai, irgi galėjo tęstis labai ilgai. Labai ilgai. Ir tą pačią dieną jie galėjo atsirasti ir pagal jų teoriją, kad vis tik tie dinozaurai, kurie galėjo būti tą dieną sukurti, sunyko ir tame laikotarpė ir nepasiekė žmogaus. Tai vėlgi yra teorija. O teorija yra tai, ko tu negali įrodyti iki galo, bet tu remiesi tam tikrais šaltiniais. Ir tų šaltinių gali būti dar ir, sakykime, paraleliniai šaltiniai senų rytų šalių, irgi užrašyti pasakojimai, mitologiniai pasakojimai ir taip toliau. Tai va taip, mokslininkai jie taip tyrinėja, daro tos spėjimus, į kažką atsiremia, bet ieško to šito pokalbio. Na ir trečioji, tokia irgi labai yra populiari ir aš sakyčiau, man ji yra artimiausia, man asmeniškai. Šita yra teorija artimiausiai ir ji vadinama literatūrinio rėmo teorija, kad šventojo rašto žanras yra visas toks. Jis yra įkvėptas šventosios dvasios, daug autorių jie rašė ir šitoje knygoje yra daug literatūrinių tokių palyginimų įkvėptų dvasios, tokių, reiškia, metaforinių dalykų yra. Ir tai kaip rėmas, kaip tikrovės, pati tikrovė neįmanoma jos smulkiai tai buvo surašyti, nes net tas tikslas buvo. Kalbama apie tai, kaip Dievas, kad Dievas sukūrė, Dievas tą visą mūsų matomą pasaulį sukūrė, jį užpildė gausa, dangų užpildė gausa, žemę užpildė gausa. Ir būtent šitos teorijos pati esmė yra, kad centre, viso ko centre stovi Dievas ir įvairiausiomis literatūrinėmis priemonėmis yra rodoma į pačią Dievo didybę. Visa tai aprašyta tam, kad žmogus pažintų Dievą kaip kūrėją ir jam nusilenktų, jį pagarbintų. Dievas 6 dienas dirbo, 7 ilsėjosi, 7 dieną išskyrė, kad pats ilsėjosi, o kad žmonės ilsėtųsi viešpatį ir jį garbintų. Tai lyg šito pasakojimo yra priminimas, supraskim, tai buvo rašoma Izraeliui priminimas, kad 6 dienas dirbk, 7 dieną Dievą garbink. Esmė yra Dievo kūrėjo pažinimas ir jo pagarbinimas. Todėl, kai mes čia susirenkame, mes neapsikeitinėjame mokslo teorijomis. Mes susirenkame pagarbinti Dievą, kūrėją, gelbėtoją, atpirkėją mūsų, jį pažinti ir jam nusilenkti. Todėl
šitos teorijos atstovai, kai sako, šventam rašte yra išties nemažai kalbama apie tas mitinės pabaisas. Iš tikrųjų, jeigu jau kalbėti apie pabaisas, kur yra aprašytos, tai jos ryškiausiai šventam rašte aprašytos, seniausias šaltinis, Senasis testamentas aprašytos pabaisos ir mes prie jų prieisim. Prie šitų pabaisų. Todėl, taigi, kai kalbam apie krikščionybę, tai vėlgi nėra tik tais, kaip sakom, tie tokie meškiukai, ar ne? Yra išties labai tokie ryškus tekstai. Šventam rašte yra labai ryškus ir stiprus tekstai. Be galo tos istorijos yra sluoksniuotos, turi sluoksnius, kaip dvasinius, teologinius, istorinius ir psichologinius, žmogaus psichologijos sluoksnius. Ir todėl teorija, kur sakom, literatūrinio rėmo, jį padeda išvysti tą Dievo sumanimą išganimo istoriją per visą šventąjį raštą. Ir aišku, kad Naujojo testamento autoriai, jie būtent, taip žvelgia į tas, sakykime, pabaisas, kurios yra aprašytos Senajame testamente, po to jos persikelia ir į Naująjį testamentą, kad jos yra kaip blogio visetas. Kad tai yra dvasinis blogis, blogio pradas, chaoso jėgos, šėtonas ir velnias. Matom, imamas įvaizdis ir jau jam yra suteikiama dvasinė reikšmė. Ir kaip jau Dievo žmonės su šita tamsa kovoja. Kitas jau klausimas iškyla labai svarbus. Tai kaip toks įrodymas, kad krikščionis iki mokslo atsiradimo taip ir mąstė, per tą būtent literatūrinio rėmo teoriją mąstė, yra Naujasis testamentas. Galime pasižiūrėti. Štai iliustracija dabar kita. Galim pažiūrėti. Labai įdomi yra iliustracija. Tai yra 12 amžius. Viena pirmųjų Liber Floridus enciklopedija, viduramžių enciklopedija, kuri yra išlikusi Belgijoje ir joje pavaizduotas yra Antikristas ant Leviatano. Enciklopedijoje yra, o ta enciklopedija yra išpiešta, ranka parašyta daug nuostabių įvykių aprašyta čia. Ne tik tais bibliniai sudėti, bet sudėti ir istoriniai, ir meno įvykiai. Tai enciklopedinis rinkinys. Ir atsiranda ir būtent krikščioniškos kultūros, kadangi tai yra viduramžiai, tai štai krikščionis, kas čia apačioj? Dinozauras, grynas. Ką jūs matote? Sako, Antikristas ant Leviatano. Šiuolaikiškai sakytų, man dinozauro sėdi. Iš kur tas ateina? Tas jau ateina iš Naujojo testamento aiškinimo apie tas pabaisas, kurios yra rašte, turi aprašymus. Tai Leviatanas, tai Begemoto, mes paskaitysime tas rašto vietas. Ir štai matome, suteikiamas Slibinui. Slibinui, aišku, kad velnio tai yra įvaizdis. Tai buvo išmestas didysis Slibinas, senoji gyvatė, vadinamas velniu ir šėtonu, kuris suvedžioja visą pasaulį. Jis buvo išmestas žemėn ir kartu su juo buvo išmesti jo angelai. Taigi apaštalas Jonas arba Naujojo testamento rašytojai, jie mus perkelia į tą kosminę kovą tarp Dievo ir blogio jėgų. Ir įsikūnija tas blogis žemės simboliais į Slibiną, į Leviataną.
Na va, tai dabar mes ir eisim prie šito Leviatano. Užkilimui, jeigu jau kalbėti, ir tai viskas siejasi, žinokit, va tos va pabaisos siejasi su dinozaurais. Prielaida yra ta, kad tie, kurie priima tą kaip išties dvasinis literatūrinis žanras, prielaida daroma, kad gali būti, kad visų šitų metaforinių gyvių ir pabaisų prototipai galėjo būti žodinė tradicija perduodama žmonių iš lūpos į lūpos apie tuos gyvius dinozaurus, baisius dinozaurus, kurie galėjo turėti vietos žemėje. Ir šiandien kurių kaulus ar fosilijas suranda. Tai va. Na ir jūs patys spręskit, kaip mes paskaitysime apie jų aprašymus, į ką jie jums panašus yra. Taigi, brangieji, mūsų teismui šitos rašto vietos reiškia Leviatanas. Leviatanas. Pats iš viso pavadinimas mums kažkoks mistinis yra. Iliustracijoje mes matome XIX amžiaus labai garsiai iliustruotą Gustavo Doré Bibliją ir jis pavaizduoja Leviatano sunaikinimą. Dievas iš dangaus sunaikina Leviataną. Leviatanas. Iš hebrajų kalbos pats žodis tas Leviatanas ateina iš rytų kitų tautų į hebrajų tautą. Ir jis reiškia kažkas labai milžiniškas, suktas, vingiuotas, apsisukęs, judantis vandenyje. Tai yra milžiniška jūrų pabaisa. Milžiniška jūrų pabaisa, kuri ilgus amžius tą pabaisą keldavo siaubą. Iš vienos pusės, kodėl jūrų pabaisa? Todėl, kad iš tie žmonės tame laikotarpyje senaisiais laikais daugiausiai keliaudavo jūromis. Paprasčiausia kelionė, susisiekimas būdavo jūrose. Ne visi tokie piligrimai kaip Abraomas, kuris kojomis išvaikščiojo rytų žemę. Taigi, ir tie susidūrimai jūroje su jūros stichijomis, su jūros jėga, su chaoso jėgomis, keldavo tą vaizdinį, Leviatano vaizdinį žmonėms. Ir tai įsispaudžia tiek šventam rašte, tiek mes matome ir kitose kultūrose ir tradicijose. Mes dar šiek tiek vėliau šitą paliesime. Taigi, patys reikšmingiausi tekstai apie Leviataną yra Jobo knygoje. Beje, Jobo knyga yra seniausia šventajame rašte knyga. Nesvarbu, kad jinai per vidurį yra. Bet pagal autorystę ir pagal pasakojimo tradiciją, kuri yra užrašyta, manoma, kad šita knyga yra pati seniausia, kuriai gali būti apie 3000 metų. Tai čia yra du greta tokie gyvūnai aprašyti. 40 skyriaus pabaigoje yra aprašytas begemotas, kuris mano galva į begemotą nepanašus. Ir 41 skyrius Leviatanas. Na, tai va dabar ir paskaitykime. Tiesiog juos šalia. Štai Jobo didelioj kančioj, po ilgų apmąstymų ir svarstymų, ginčų su Dievu, Dievas apsireiškia Jobui ir padeda rodyti į savo kūrinius. Štai sako, žiūrėk į tai, ar tu gali ten sniegą siųsti iš dangaus, ar tu gali tai padaryti, tu pasižiūrėk iš viso į ką tu esi panašus. Tu esi tik žmogus ir pažiūrėk, kokie yra kūriniai aplink tave. Ir tarp tų didžiųjų gyvūnų pirmiausias iškyla begemotas. 40 skyrius,
nuo 15 eilutės. Dievas sako, na štai, pažiūrėk, begemotas, kurį padariau kartu su tavimi. Jis ėda žolę kaip jautis, jo jėga strėnuose ir pilvo raumenyse. Jis iškelia savo uodegą kaip kedrą. Šiandien begemoto kokia uodegytė? Kas atsimenate? Į kedrą jį panaši? Man jį nepanaši į kedrą. Iškelia savo uodegą kaip kedrą. Jo šlaunų raumenis tvirtai susipynė. Jo kaulai kaip variniai vamzdžiai, o skeletas kaip geležiniai virbai. Jis yra Dievo kelių pradžia. Tik tas, kuris jį sukūrė, gali jį įveikti. Jo niekas negali įveikti. Kalnuose, kur gyvena laukiniai žvėris, auga jam maistas. Jis guli po ūksmingais medžiais, pasislėpęs tarp nendrių pelkėse. Jis dengia ūksmingų medžių, šešėliai dengia jį. Paupio gluosniai jį supa. Jis geria iš upės neskubėdamas. Jam atrodo, kad Jordanas sutilps į jo nasrus. Kas galėtų jį pagauti kabliais arba žabangais? Iškelia klausimą Jobui. Na ir toliau klausimai nesibaigė. 41 skyrius. Ar gali pagauti Leviataną, tą susiraizgusį, tą pabaisą, jūros pabaisą, ir užnerti virvę jam ant liežuvio? Ar gali perverti kablių jo šnerves ir akstinu perdurti jo žiaunas? Ar jis maldaus tave? Ar kalbės švelniais žodžiais? Ar jis sudarys sutartį su tavimi ir tarnaus tau amžinai? Ar gali žaisti su juo kaip su paukščiu ir jį pririšti savo mergaitėms? Padaryti jį augintinių namų. Ar dėl jo tarsis žvejai ir pasidalins jį pirkliai? Ar gali prismaigstyti strėlių į jo odą ir žeberklų persmeigti jo galvą? Jei paliesi jį ranką, atsiminsi ir daugiau to nebedarysi. Tuščia viltis jį nugalėti, nes vien į jį pažvelgus baimė ima. Niekas nedrįstų jo erzinti. Kas tad galėtų atsilaikyti prieš mane? Kas davė man pirmas, kad jam atlyginčiau? Viskas po dangumi priklauso man, sako viešpats. Neslėpsiu jo didybės, galios ir tobulos sandoros. Kas atidengs jo drabužio kraštą? Kas sieks tarp jo dantų? Kas jį pražiodys? Jo dantys baisus. Jis didžiuojasi savo žvinais, kurie sutvirtinti lyg antspaudų. Jie taip arti vienas kito, kad nė oras nepatenka į jų tarpą. Jie vienas su kitu neatskiriamai sujungti. Nuo jo čiaudėjimo blykčioja žaibai, jo akys spindi lyg aušra. Iš jo nasrų eina ugnis, skraido ugnies kibirkštis, iš jo šnervių kyla garai, kaip iš verdančio katilo. Jo kvapas uždega anglis, liepsna veržiasi iš jo nasrų ir jo jėga sprande, jo išvaizda baugina. Jo kūno dalis tvirtai sujungtos, jos nepajudinamos. Širdis jo kieta kaip akmuo, tvirta kaip apatinė girnų pusė. Prieš jį dreba galiūnai, išgąsdinti pasitraukia. Nei kardu, nei strėle ar ietimi jo nesužeisi. Geležis jam kaip šiaudai, varis kaip supuvęs medis, strėlės jo negąsdina, metyklės akmenys jam tik pelai. Lazdos jam kaip ražienos, jis juokiasi iš švilpiančių iečių. Po juo aštrus akmenis, ant aštrių šukių jis guli kaip ant dumblo. Jis užvirina gelmę kaip puodą, jūrą padaro kaip tepalų puodą.
Jam nuplaukus lieka šviesus takas, gelmė atrodo pražilusi. Žemė nėra jam lygaus, jis nepažįsta baimės, jis žiūri į viską iš aukšto, jis karalius visų išdidumo vaikų. Taigi žiūrėkime, koks įstabus aprašymas. Iki dabar švento rašto žinovai laužo galvas. Koks tai yra gyvis, nes tai persipina tiek su žmonių istorija, tiek su žmonių savijauta, nes sako, jis yra visų išdidumo vaikų tėvas. Tai su ta tamsiaja, su ta chaoso jėga, bet šalia nupiešiamas toks vaizdingas tas vaizdas gyvūno ir jo žvinai, ir jo kojos, ir jo uodega, ir visas jo kvėpavimas. Visas skyrius paskirtas tokiam leviatanui, tokiam paslaptingam gyviui, tokiai mitiniai, nežinomai būtybei. Tiesiog jie yra nežinoma. Ir aprašymas yra toks, jog tai kelia baimę, tai yra siaubas. Tai yra, sako, galiūnai nieko nereiškia prieš jį visą. Bet visame šitame kontekste, tiek Begemoto aprašyme, tiek Leviatano aprašyme, mes matome, kad yra vienintelė jėga, kuri gali šitą galiūną sutramdyti, ir tai yra Dievas. Todėl Dore paveiksle mes taip ir matome, lyg Dievas iš dangaus kalaviju sutramdo, jeigu matom, sutramdo tą siaubūną, prieš kuriam joks kitas ginklas nieko nereiškia, jokie ginklai, ietis, strėlės, nežinau, akmenys, viskas, medis, lazdos, patrankos. Koks vaizdas. Aš pagalvau, kad šiuolaikiniai menininkai, kurie ten sukūrė filmus apie dinozaurus, dinozaurai vejasi, neužmušami tokie, paskui žmonės vejasi. Tau pirmas aprašymas. Niekas jo nugalėti negali. Štai kūrybinis projektas. Iš kur atiteka? Čia jie pirmieji tokį su dinozaurą sugalvojo vaizdą. Skaitai Jobo knygoje. Ir jeigu vaizduotę turi, tai tu panyri tą visą vaizdinį, kuris yra prašytas. Švento rašto vertėjai Leviataną būna išverčia įvairiai. Pas mus čia pasirengta išlaikyti tą formą, hebrajišką formą, kuri yra Leviatanas. Bet jį verčia įvairiai ir tuos gyvius mes atrandame įvairiausiose kultūrose. Į kokią kultūrą be pažvelgtum, yra tie atgarsiai, ar ne? Net lietuvių pasakose ir legendose mes sutinkame. Drakonas, verčiamas yra drakonas. Mes nematom, ar ne, dangtis uždengia, ar matot? Čia pačioj parašiau. Nuo graikiško žodžio drakon, gyvatė. Gyvatė, ar ne? Tuomet monstras. Monstras, taip pat verčiama monstras. Jūrų pabaisa arba monstras. Iš lotynų kalbos monstrum pabaisa. Pasirenkami būna tie vertimai. Taip pat verčiama didžioji jūrų pabaisa. Ir verčiamas slibinas. Mūsų kalboje irgi yra slibinas minimas šventam rašte. Ir manoma, kad šitas mūsų žodis slibinas, lietuviškas žodis slibinas, kyla iš indoeuropiečių žodžių sleib, slib, kas reiškia šliaužti. Ir slibinas simbolizuoja skraidantį roplį. Tai visi tie aprašymai, kai aš juos taip dėliojau savo, primena ir tą dinozaurum iš graikų kalbos šiuolaikinis, kuris, ar ne, yra Deinos baisus,
Saurom roplys, baisus roplys, dinozauras yra. Dinozauras, baisus roplys. Nuo čia nebaisu. Monstras, slibinas. Krikščionis vaizduoja tuos paveikslus, grafinius. Bet su tuo mes susidurėme. Ir, norom, nenorom kyla tas toksai asociacija, kad kažkur gali iš žmonijos tos pasąmonės eiti tas prototipas to bjauraus šliužo tokio, iš senovės ateinančio. Na ir dar norisi man paskaityti psalmėse yra ir Izajuje yra Levitanas. Tai dar tuos pačius tiesiog tekstus jau artėjant į pabaigą. Ir patys pasverkime. 74 psalmė, 12-14 eilutės. Vėlgi matom Dievo didybę. Tačiau Dievas yra mano karalius nuo seno. Nuo seno. Labai nuorodai į senus laikus. Jis gelbsti žemės viduryje. Tu jūrą savo galybę perskiriai. Sutrupinai vandenyje slibinams galvas. Daugiskaita, slibinams galvas. Iškart iškyla, kaip lietuvių pasakoja, daugiagalviai slibinai. Sutrupinai slibinams galvas. Tu sudaužėjai galvas Leviatano, vėl daugiagalvę pabaisą. Davei jį visą suėsti dykumos gyventojams. Čia irgi, kas tie per dykumos gyventojai, kurie valgė Leviataną. Toliau 104 psalmė, 24-27. Viešpatie, kokia daugybė tavo darbų, kiek jų daug. Psalmistas taip pakelia žvilgsnį, sako, kiek daug tavo darbų, Dieve. Juos išmintingai padarėjai, žemę pripildei savo turtų. Štai didelė ir plati jūra. Žiūri psalmistas į Viduržemio jūrą, nes tai greičiausiai prie Viduržemio viskas vyksta. Ir štai didelė ir plati jūra. Ten knibžda be skaičiaus įvairaus dydžio gyvūnų. Ten plaukioja laivai, tavo sukurtas Leviatanas, ieškia jūros pabaisa arba išvertus monstras vandenyje žaidžia. Jie visi iš tavęs laukia, kad duotum jiems maisto reikiamų metu. Štai, matom, čia taikingas toks paveikslas, bet vėlgi matom Dievas sukūręs kiekvieną gyvą sielą, gyvybę. Na ir paskutinis Izajo 27:1 ir čia jau užuomena vis tiek Izajo vėlesni yra raštai nei Jobo, nei psalmės. Ir jau yra panašu į tokį pranašišką, nes vėliau skamba Izraelio kontekste ta eilutė. Ta diena Viešpats nubaus kietu dideliu ir stipriu kardu, kaip ir matėm Dore paveiksle, Leviataną, šliaužiančią ir besiraitančią gyvatę ir nukaus jūros slibiną. Ir tą dieną vynogynas, mano vynogynas, ir pradeda kalbėti apie Izraelį. Taigi, štai, tikrai įspūdingi, labai įspūdingi tekstai. Visą tai mes randame mūsų šventajame rašte. Ir mums svarbu šiandien pamatyti tai, kad pirmiausiai moksliniai atradimai, ar ne, niekaip negali susipriešinti su krikščionybė, atsakant į klausimą. Nes mums kaip krikščionims rūpi išganymas Kristuje. Ir net jeigu mes priimsime šituos gyvius netiesiogiai, nors vietomis jie iš tikrųjų sutinka su tom
kreacionizmo teorijom, kurias kalbėjome. Galima atpažinti Leviatanas tarp žmonių, tai Leviatanas be žmonių, Leviatanas keliantis chaoso jėgas. Visos krikščioniškos teorijos, jos turi pagrindą šventajame rašte. Ir nors tai neįvardinama, sakykime, kad tai galėjo būti ta tokia dinozaurinė ta būtybė, tikroji ar mitinė, mes nežinome. Bet jeigu mes ir priimtume taip, kaip tiesiog blogio viseto įvaizdį, kaip mes ir priimame krikščionis, sakome, velnesis sukelia chaoso jėgas. Jis skaldo ir valdo. Jis kaltintojas, brolių kaltintojas. Jis yra senobinė gyvatė. Ant jo sėdės antichristas. Iš jo gaus galių. Vis tiek tai mums leidžia tą prielaidą mąstyti, nuolankiai mąstyti, kad mes nesam tie 21 amžiuje patys protingiausi žmonės, kurie viską žinome apie žemę. Tiesiog priimti tuos senuosius pasakojimus ir sakyti, kad galbūt mes juose kažko nežinome. Gal jie turi savo prototipus ir dar tai tik ieškoma ir nėra visiškai tų tiesioginių tokių įrodymų, o yra tos teorijos, kurios remiasi į vienus ir kitus dalykus. Mokslininkai archeologinius remiasi tiksliųjų, sakykime, mokslo, o rašto humanitarinį remiasi į tuos raštus, į istorijoje sukauptus aprašymus. Ir daro kažkokius tos lyginimus. Tai va toks tas atsakymas į šitą klausimą. Vien aišku, tiesiog, kad tai neprieštarauja, kad gali tos linijos gyvuoti lygiagrečiai. Amen. Viešpatie Dieve, mes dėkojame tau už šventąjį raštą, kuriame yra daug paslaptingų, slėpiningų dalykų yra sudėta. Ir kiekviena tikinčiųjų karta sėjame iš tavo žodžio išminties, trokšdami pažinti tave, kaip tą, kuris esi galingas ir kuriam paklūsta visos jėgos, visas pasaulis paklūsta.